Kansiai tai yra metodas, kuriuo tam tikros emocijos perkeliamos į kažkokį produktą. Taip vadinamas emocinis dizainas. Mūsų užsiėmimuose kansiai tai yra emocinis dizainas tavyje. Kansiai emocinio dizaino užsiėmimuose mes netapysime savo aplinkos, nekeisime savo namų dizaino, mes keisime tai, kas yra viduje. Taigi pabandysime įvairiausiam psichologiniam technikom ir piešimo pagalba pažvelgti tai, kokie mes esame ir pabandyti pasikeisti. Dažniausiai mes piešime, bet prieš tai mes pabandom išsiaiškinti, kokį emocinį dizainą atsinešėme šiandien, su kuo mes gyvename dažniausiai, ką mes nešiojamės viduje, kaip mūsų mintis, jausmai ir elgesys iš tikrųjų atrodytų spalvomis, atrodytų piešiniuose, atrodytų ant drobės. Taigi mes visą tai padarom. Ir paskui mes galim pasižiūrėti, kas mums patinka, ką mes norėtume keisti ir galim su visu tuo dirbti toliau. Kiekvienas užsiėmimas yra skirtas pažinti kažkokiai savo daliai, kažkokiam savo jausmui. Tarkim, kaip mano pyktis, mano liūdesys, ar mano laimė, ar mano meilė atrodo mano gyvenime, kaip kiti žmonės tai mato, iš ko jie supranta, kad aš jaučiu būtent šitą, o ne kitą jausmą, ir ar aš pats suprantu, kad jaučiu būtent tai, ką man atrodo, kad jaučiu. Taigi mes visą tai nupiešiam, susipažįstam su tuo visu ir paskui galime tai koreguoti. Vėlgi imam lapą, vėlgi keičiam spalvas ir ieškom įžvalgų, kaip tai galėtų pasikeisti mūsų gyvenime. Visuomet dalyviai išeina su kitokiu emociniu dizainu, negu atsinešė jį atėję į grupę. Galbūt tai bus šviesesnės spalvos, kurios atsispindės jūsų gyvenime šviesesniais jausmais, šviesesniom emocijom. Galbūt tai bus sumažėjęs pyktis, sumažėjusi baimė. Galbūt tai būsit tiesiog naujas, spontaniškas, kūrybiškas aš. O gal atrasite tai, ką buvote užslėpę, užspaudę, kažkurį laiką savo neleidote, atsikratysite kažkokių savo apribojimų. Dirbdami grupėje kartu su žmogum pamatome realiai, ką jisai turi šiai dienai savyje. Tada mes galime pabandyti su to padirbėti, kur link jisai norėtų eiti. Labai smagu matyti žmonės, kaip piešdami jie keičiasi, kaip keičiasi jų spalvos ir kaip kartu su gyvenimo įvykiais ir pokyčiais gyvenimuose tiesiog kinta patys piešiniai. Yra labai smagu ir tai, kad žmonės gali parsinešti savo darbus namo ir matyti, koksai buvau, koksai tapau. Gali tam tikrose situacijose darbų pagalba vėl atpažinti senus iškylančius jausmus, situacijas ir nebeprisirišti prie jų arba pabandyti padaryti kitaip.